Sveiki! Su jumis vėl sveikinasi Salantų gimnazijos laikraštis. Neseniai visa Lietuva šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-asias metinis. Šią žymę datą paminėjo ir Salantų gimnazija. Kovo 9 dieną vyko viktorina Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Na, o kovo 11 dieną Salantų gimnazijos mišrus choras bei šokių kolektyvai dalyvavo koncerte Kretingoje. Kviečiame pažiūrėti reportažą. Kovo 9 dieną Salantų gimnazija minėjo 25-asis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Šią progą mokykloje buvo rengiama viktorina apie Lietuvą, kurioje 1–3 gimnazijos klasių mokiniai varžėsi dėl nugalėtojo titulo. Renginyje taip pat skambėjo Salantų gimnazijos kamerinio choro atliekamos dainos bei vyko šokių kolektyvo pasirodymai. Po ilgos kovos nugalėtojų titulą iškovojo 3 G klasės komanda, kurios sudėtį sudarė Modesta Pakalniškytė, Simona Margytė, Vida Venskutė, Regimantas Narkus ir Eglė Šečkutė. Ir garbinga pirmąją vietą, surinkusi 54 taškus, iš kurių palaikymo komanda 20 taškų surinko, laimi Žemaitija 1, tai yra 3 GA komanda. Taigi, mes esame su viktorinos kovo 11 nugalėtojais. Norėčiau paklausti, gerbiami dalyviai, kaip jaučiatės? Oi, labai šauniai. Norėčiau paklausti, ką jums reiškia kovo 11? Nes, Vida, žinau, kad labiausiai kalbantis žmogus, tai... Tai yra svarbi visai Lietuvai diena. Gerai, ačiū už atsakymus, sveikiname ir tikimės jūs pamatyti trečiadienį koncerte Kretingoje. Na, o dabar kitos naujienos. Leonicis yra pasakęs, žmogus gali tapti nemirtingas tik savo gerais darbais. Tokiu tapo ir mūsų gimnazijos matematikos mokytojas Alfonsas Ivanauskas. Šį mėnesį minime jo 100-asias gimimo metinės. Jį 1942 metais Antrojo pasaulinio karo audros atbloškė į Salantus. Nuo 1954 iki 1957 metų Alfonsas Ivanauskas buvo Salantų vidurinės mokyklos direktoriumi. Tačiau mokytojas daugiausia pasižymėjo matematikos srityje. Šio dalyko mokymui jis skyrė daug laiko ir energijos. Jo vardas gyvas mūsų gimnazijos istorijoje. Nuo 1999 iki 2007 gimnazijoje veikė 4-metė Alfonso Ivanausko jaunųjų matematikų mokykla. Joje mokėsi 5–8 klasių mokiniai. Nuo 1999 metų kasmet organizuojami Alfonso Ivanausko komandiniai jaunųjų matematikų konkursai. Pereitais metais konkurse dalyvavo 3–8 klasių mokiniai iš 10 mokyklų. Kviečiame pasiklausyti jo buvusių mokinių, kolegų, auklėtinių atsiminimų. Kad aš
Aš Ivanauską su pirmą kartą susitikau 1952 metais. Kai aš atvažiavau dirbti, jis tada buvo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. Tada vadino direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. Tai pradėjom jau, bet kas buvo Ivanauskas. Ivanauskas buvo kilimo nuo Rokiškio. Jis buvo baigęs Kauno Vytauto didžiojo gimnazijai teisės fakultetą ir aukštąją karo mokyklą. Jis turėjo 2 diplomus. Jis mokėjo rusų, lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir lietuvių kalbas. 6 kalbas jis mokėjo, kurias galėjo dėstyti. Kai traukėsi frontas, jis tada turėjo rusų armijos frontas čia traukės, vokiečių kaip Stumilau. Jis jau turėjo 2 vaikus. Mažoji dukrelė Sigita buvo tik kelių mėnesių, o didesnioji Laima buvo didesnė, tik ten porą metų didesnė. Ir taip jis traukėsi į Žemaitiją. Jis traukėsi čia per Šiaulius, iš Ašmenės per Panevėžį, Šiaulius traukėsi, kaip Šiaulius frontas sustojo, jis atsidūrė netoli Mažeikiuos, o Liepojos frontas buvo užstrigęs, nes buvo vokiečių didelė grupuotė uždaryta prie Liepojos ir čia vyko kruvini mūšiai. Apie Skuodą, jau už Skuodo buvo fronto linijos. Jis atsidūrė Skuodo rajone, kažkur jis apie Šiaulius nusipirko arklių vežimą, jau su šeimyna traukėsi su savo gurguolė, atsidūrė Skuodo rajone Lenkimuose. O Lenkimuose tenai pasienio zonas skaitėsi, tenai pasieniečiai jau visi rusų armijai jau tus pabėgėlius gerokai kratė. Jis pas kažkokį ūkininką apsistojo pačios Lenkimuose. Bekratant jo vaiko vežimėlyje po čiužiniu jis buvo paslėpęs visus savo dokumentus. 2 diplomus aukštojo mokslo, visi dėti dokumentai, žmonos dokumentai, žmona taip pat buvo universitetą baigusi, finansininkė. Ir tenai tie kareiviai darydami kratą vežimėlį atrado tus dokumentus. Ir pristatė į komendantūrą. Jį kaip tokį pilietį, čia kažkoks teisininkas, kas žinatiems, jis mat mokėjo laisvai rusų kalbą, jį pristatė į komendantūrą. Tuo pačiu metu buvo paskelbta, jau čia tarybų valdžia grąžinta į Lietuvą, jau matai frontas atsidūrė prie jūros, 44 spalio 10 jau pro Salantus priejo ta sovietinė armija ir užlenkė jau prie Liepojos didelį grupuotį vokiečių, o jau čia, jau žiemos metu, jau iš 45 metų sausmėnesį jau į Klaipėdą išvadavo. Tai jis atsidūrė, jau paskelbė šito krašto mobilizaciją vyrų. Ir Ivanauskas kaip tik papuolė į šitą mobilizacinį jau vyrų mobilizacijos sąrašą. Jis jau pagal gimimo metus, jis jau privalėjo eiti į kariuomenę. Tai jis ten Lenkimuose viskas, jį reiškia kaip vyrą, paėmė komendantas, jau tu turi eiti į kariuomenę. Kitus vyrus ten tarp ir Ivanauską. Bet
tenai lenkimuose pasitaikė protingas komendantas, majoras kažkoks, jis peržiūrėjo dokumentus, aha, tu esi įdomus paukštis, išsilavinęs, jau karą mes baigsime be tavęs. Tu kažkur tai papulsi į Vokietiją, gal žūsi ir tu maža tikimybė, kad tu grįši. O tu turi 2 vaikus, esi mokytas vyras, Lietuvai, sako, tokių vyrų reikės. Tu pasistenk greitai įsidarbinti, kad tave atleistų nuo mobilizacijos. Ir jis šitaip, ieškodamas darbo, atsidūrė Salantuose. Salantuose 44 metais buvo jo pažįstamas jo kraštietis Jonas Daščioras. Jau čia buvo paskirtas Salantų vidurinės direktorių. Tai jis atėjo čia ir Daščiorą jį įdarbino, jis parsivežė šeimą ir atsidūrė Salantuose. Jis ir pradėjo dirbti mokytoju. Tas buvo 44 vėlai rudenį. Taip jis paliko, neišėjęs į armiją ir tapo mokytoju. Aš viena iš nedaugelio buvau mokytojos mokinė nuo 7 klasės. Kai paėmė dėstyti matematikos, tai kiek atsimenu, iki tos klasės visiškai nesigaudžiau šitoj srity. Eidama į mokyklą, užeidavau pas draugę, sarmatą dabar prisipažinti, bet nusirašydavau, kas lietė tuos tekstinius uždavinius. Tai po keletą dvejetų supratau, kad reikia pradėti kažką daryti mokintis. Ir išmokau iki to lygio, kad 8 klasėje viena iš 2, neatsimenu ar 3 klasių 8-okų, ne gal 2 nereikėjo laikyti egzaminą. Mokytojas Ivanauskas neimdavo dovanų iš mokinių. Ir atsimenu 8 klasėje, kai reikėjo įteikti gėlę, tai klasėje šitą misiją atlikti pavedė man. Ir jisai paėmė tą gėlę, bet pamokos pabaigoje atsimenu, kad po žiedą atidavė 3 mokiniam. Ir vienas iš tų žiedų atiteko man, kaip geriausiam besimokantiems mokiniams. Ir aišku, turbūt mylimiausiems mokiniams. Ir aš tada grįžau į namus, buvo toks paveikslas ant sienos, toks medinis atsimenu. Ir aš tą paveiksliuką, kad mama nematytų, pastūmė į šoną ir ant sienos išsirašiau datą, kad įteikė man tą gėlę. Paskui, aišku, orientacija buvo į geografiją ir baigus mokyklą turėjau stoti į geografiją, turiu 2 dieną važiavau taikomą į geografiją. Bet, kaip matot, tapau geografą. Ir atsimenu, kad žinojau neoficialiais duomenimis, kad mokytojas supykęs yra, kad nestojau į matematiką. Iki šiol aš, pavyzdžiui, bendrauju su mokytojos dukra, kuri gyvena Kaune. Bendraujam. Vidurinę mokyklą baigė, išlaikė egzaminus, atsimenu, nuvažiavome prie Platelių ežero. Ir ten buvo tokie nameliai, mes, neatsimenu, nei kiek mokinių, bet po egzaminų, reiškia, atsipūsta, mes ten apsigyvenom ir visą savaitę buvo. Ir būtent per tą mūsų laikotarpį vieną naktį atvažiavo mokytojas žvejoti, su dviračiu toli važiuodavo. Ir pamatė, kada mes namelėje miegame, nakties vidury atsigulė į mūsų tarpą, ryte, žinokit, mes pramerkiam akis ir užsimerkiam. Ir rodom vienas kitam su pirštu, kad vidury guli mokytojas. Tai va čia toks dalykas, kad iš tikrųjų, mokytojas buvo labai artimas mokiniams. Ir va toks neišdildomas įspūdis yra iš tų laikų. Paskui dar teko sutikti važiuoti su traukiniu, paskui jau baigus mokyklą. O palaidotas yra, tiesa, žinau, Kaune.
Mokytoją Ivanauską pažįstu nuo 5 klasės, kada aš buvau 5 klasėje mokinė. Atėjau iš Šaučikių pradinės mokyklos, tai buvo 61 metais, į 5 klasę ir tada mus pasitiko auklėtojas Ivanauskas. Globojo jis mus 4 metus ir jautėmės labai laimingi, turėdami šitokį auklėtoją. Kas įdomu apie šį žmogų, tai buvo ypatinga asmenybė, turėjo paslėptą humoro jausmą, labai buvo griežtas pamokose. Na ir dažnai jis sakydavo, kad jo mokytojai klausė, ką tu darai savo vaikams, kad jie jūsų taip bijo. O jis atsakydavo, aš nieko nedarau. Kas įdomiausia, kad mokytojas visuomet per pamoką reikalaudavo pačių geriausių žinių. Ir mums matematika buvo pagrindas gyvenimo. Ateidavom į pamokas labai bijodami, nežinodavom, kad nepaliksim nepaklausti. Ir pamėgink ką nors nemokėti. Iš karto dvejetas ir po pamokų. Ką tai reiškia žmogui, tokiam vaikui? Jeigu kiekvieną dieną šitaip gali būti, tai aišku buvo didelė įtampa. Ir labai bijojom to dvejeto ir to palikimo po pamokų. O dar kur pareiti kaimą. Šitokius ilgus atstumus niekas nevežė, kaip nori taip parsikapstyk. Ir dėl to galbūt mes to ir bijojom, bet matematiką labai mokėjom. Kas įdomiausia, kad po šitų visų griežtų pamokų mes turėjom dar ir turiningą laisvalaikį. O laisvalaikis būdavo visuomet sutartų laiku ir mes mėgom keliones dviračiais. Apvažiuodavom visą apylinkę, Skuodo rajoną. Ir net vieną kartą, atsimenu, stebėjusi visi mokytojai ir sutikti mokytojai, kad kaip mes galim važiuoti į turistinį žygį su dviračiais, jeigu tuoj pat egzaminai. Tačiau mokytojas, to pačiu ir auklėtojas, matyt buvo įsitikinęs, kad mes egzaminus išlaikysim vis tiek. Ir nuvykom, atsimenu, tą patį vakarą į Barstyčių vidurinę mokyklą, kurioje buvo šokiai. Kokie mes buvom laimingi, šokdami. Tikėjomės, kad visą laiką šitaip bus, moksleiviško gyvenimo bus didelė, sakytume, prisiminimų virtinė. Grįžome kitą dieną per platelius, paplaukiojome ežere. Na ir daug vietų mes aplankėm dėka auklėtojo Ivanausko. Kadangi mes buvom labai drausminga klasė, tai mokytojas visuomet stengėsi, kad mes įvykdytume visus mokykloje keliamus reikalavimus ir dažniausiai būdavome pirmaujantį klasę, o už tai mokykla skirdavo ekskursiją. Ir šitaip mes vykdavom po visą Lietuvą su palapinėmis, su įvairiais nuotykiais. Ir aišku, tie prisiminimai niekada neišnyks. Jis mane mokė 7-8 klasėje matematikos. Nebuvau aš jau didelis pirmūnas, bet sugebėjo mane taip įkvėpti, kad aš pamėgčiau tą matematiką ir mokyčiausi ir jis taip norėjo ir sugebėjo mokinius kiekvieną patraukti, sudominti ir iš tikrųjų man matematika patiko. Teko su mokytoju Ivanausku gyventi viename name, Kregždinkalių gatvėje,
Ir prisimenu, kaip dorą, sąžiningą ir tokį labai eruditą kaimyną, mokytoją Ivanauską. Mokytis Ivanauskas tais laikais neturėjo mašinos, bet užtat turėjo dviratį. Sakyčiau, ne itin jau kažkokį gerą, kaip dabar, kad yra dviračiai, bet jis sugebėjo po keliasdešimt kilometrų per dieną nuvažiuoti, grybauti, uogauti. Plungės rajone, žinau, dirbo ir ten jis važiavo į mokyklą, į darbą kiekvieną rytą ir grįždavo po pietų, ar lietus, ar šlapdriba. Jis sugebėjo vykti į darbą ir grįžti atgal dviračiu. Vasario 27 dieną Vilniuje vyko Antikos kultūros olimpiados respublikinis etapas, kuriame mūsų gimnazijos 3G klasės mokinys Regimantas Narkus užėmė 2 vietą. Mokinį ruošė lietuvių kalbos mokytoja Adelė Žeimytė. Sveikiname. Kovo 13 dieną Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje startavo jaunųjų policininkų mokykla, kurioje moksleiviai gilins savo teisinės žinias, iš arti susipažins su policijos bei teisinių institucijų veikla, klausysis paskaitų, o birželio 1 dieną išlaikę specialų egzaminą gaus tai patvirtinantį atestatą. Jaunųjų policininkų mokykloje dalyvauja ir mūsų gimnazijos jaunieji policijos rėmėjai. Taigi, šiandien tiek. Iki kitų susitikimų. O mums saulė šviečia, į lauką kviečia.